blogo nepadarytų. Kai sparneliai pavargsta, atsitupame su draugėmis ant medžių šakos, pasišnekučiuoja ir skrendame toliau. Ir taip vis kasdien ir kasdien. Šito pasakojimo nebūčiau nei pasakojusi, jeigu ne ši nelaimė. Mudu su vyru įsikėlėme žmogaus namo stogą. Gyvenome laimingai ir man jau buvo laikas kiaušinėlius dėti. Bet vieną vakarą sužinojau, kad žmogus nori perstatyti trobą. Žmogus buvo geros širdies. Jis nenorėjo mūsų lizdelį nieko blogo. Tiesiog trobos apačia jau surūdijusi. Ir jau žiemą galėjo būti labai šalta. Mudu su vyru tai supratome. Jis pasikvietė savo sūnų ir sako, kraukimės daiktus, jau reikės pradėti trobos perstatymą. Jie išėjo krautis daiktus. Pro šalį ėjo berniūkštis. Jam širdelė suspaudė, kai sužinojo, kad reikės mūsų lizdelį išgriauti. O kaip man dabar reikės kiaušinėlius išperėti, jeigu jau bus per vėlai naują lizdelį krėstis? O kregždės, žinote, kaip mūsų žmonės pavasarį laukia? Kregždės žino, jog pavasarį jų žmonės labai laukia. O kai parskrendam, žmonės šaukia. Kregždės, kregždės, kregždelės parlėkė. Dar žmonės sako, kad mes pavasarį parsivedam, o ne mes pavasarį parsiviliojam, o pavasaris pats mus parsiveda. Kai mes su draugėmis grįžtame į namus, randame apšiurusius arba nutriušusius namus, bet nenuliūstam, naujus nusikrečiam ar pasitaisom. O ar žino žmonės, kodėl mes taip aukštai ore lekiojam? Kai šilta, uodai į dangų pakyla. Mes taip pat lėkiam iš paskos jų. Kai oras atšyla, uodai nusileidžia. Todėl ir mes iš paskos lekiojam. Taigi jis mūsų maistas. Tai ėsti prieš audrą, prieš lietų. Jų žmonės iš to orą spėja. Kai kylam aukštyn, tai sako, kad bus giedra. Kai leidžiamės lis, paprastai taip esti neklysta. Išeina, kad mes kregždės jums orą nusakom. Ir už tai mus giriat, ar neteisybę. Su žmogum suteikim, negalim skųstis. Bet tikrojo mūsų darbo daugelis nenuvokia. Kitas nesuskaitytų kiekvieną kregždelę per dieną visokių muselių prigaudom. Kokią didelį mes darbą padarom, kai visokius vabalus, muses, uodus jiems gaudom. Vasarą jie vis nepaliauja savo rankomis ar botagėliais mojavę. Musės jiems į veidą lenda, tai į maistą skverbiasi. Daug geriau būtų prie pat žmogaus muses gaudyti. Bet ką tam kaip ta kregždė muselėm, jiems su savo sparneliais akis išbadytume. Daug geriau yra po orą šaudyti.